Iš Multidict.net svetainės jūs turite prieigą prie 3 kalbų mokymosi priemonių Klilsto, Wordlink ir Multidict. Multidict yra žodyno paslauga, kuri leidžia lengvai naudotis vienkalbiais ir dvikalbiais žodynais. Ji taip pat gali atlikti daug dvikalbių palyginimų, kurių nerasite niekur kitur. Wordlink leidžia jums keisti tinklapius, susijant kiekvieną žodį su interneto žodynais. Wordlink naudoja Multidict priemonę. Klilsto yra internetinis kalbos mokymosi pratimų rinkinys, apimantis daug skirtingų kalbų. Jis padeda mokiniams skaityti tekstus, susijant kiekvieną žodį su Multidict. Supratimas, kaip veikia Multidict, yra sėkmės raktas, norint gauti maksimalią naudą iš Klilsto ir Wordlink. Taigi pažiūrėkime į Multidict. Iš pirmo žvilgsnio Multidict atrodo labai paprastai. Įveskime žodį, pavyzdžiui, transducer, ir tada pasinaudokime išskleidžiamuoju meniu, kuris pasakytų priemonė Multidict, kokia tai kalba. Kaip matote, Multidict apima daug kalbų. Aš pasirenku anglų kalbą. Tada aš spusteliu Go. Atidarytame priemonės lange pastebėsite tam tikrą veiksmą. Jeigu aš norėčiau žodžio transducer angliško vertimo, aš pasirinkčiau anglų kalbos meniu To. Bet dabar aš noriu, kad Multidict man padėtų išversti žodį transducer į ispanų kalbą. Todėl aš spusteliu To įskleidžiamajame meniu ir pasirenku Español, ispanų kalbą. Multidict bandys ieškoti žodžio vertimo iš anglų į ispanų kalbą, naudodamas žodyną, kuris yra populiariausias tarp vartotojų. Multidict turi 24 anglų-ispanų kalbų žodynus. Jei jūs žinote gerą žodyną, kurio dar nėra Multidict sistemoje, spustelėkite nuorodą About puslapio viršuje, kur rasite informaciją apie tai, kaip atsiųsti mums savo pasiūlymą. Svarbu pasirinkti žodyną, kuris geriausiai atitinka jūsų poreikius. Kiekvienas žodynas turi stipriasias ir silpnasias puses. Jei viename žodyne nėra jūsų ieškomo žodžio, tiesiog pasirinkite kitą žodyną. Jūs galite pasirinkti kitą žodyną spustelėję žodyno išskleidžiamajame meniu. Arba tiesiog paspauskite ant vieno iš žodynų piktogramos. Pavyzdys, kurį mes naudojame, žodis transducer, yra techninis žodis, kurio nerasite visuose žodynuose. Todėl aš pabandysiu kai kuriuos kitus žodynus, spustelėdama piktogramas. Vienas iš mano pačių mėgiamiausių žodynų yra IATE žodynas. Tai tikriausiai geriausias žodynas, verčiant taisykles ir teisinius tekstus, taip pat ir techninius terminus. IATE sugeba atpažinti terminus pagal kontekstą, todėl padės jums pasirinkti tinkamiausią. Priemonėje Multidict aš taip pat galiu įvesti žodžių kombinacijas, pavyzdžiui, look for arba look after. Pažiūrėkime, kaip Multidict naudojamas Wordlink priemonėje. Aš einu atgal į Multidict.net meniu ir pasirenku Wordlink. Priemonėje Wordlink galiu rinktis tinklapį taip, kad visi teksto žodžiai būtų susiję su internetiniais žodynais. Pirmasis žingsnis yra pasakyti priemonėje Wordlink puslapio kalbą. Aš renkuosi anglų. Tada rašau tinklapio adresą, šiuo atveju cnn.com, ir spaudžiu Go. Dabar aš galiu paspausti ant žodžio ir pažiūrėti jį priemonėje Multidict. Galiu ieškoti tik vieno žodžio vienu metu. Jei man reikia ieškoti žodžio junginių, pavyzdžiui, look for arba look after,
Tada aš turiu įrašyti trūkstamus žodžius Multidict priemonėje. Kaip matote, Multidict prisimena, kurį žodyną jūs naudojote paskutinį kartą ar su kokiu kalbos lyginimu dirbote. Aš galiu pakeisti kalbą ir žodyną bet kuriuo metu. Jei spusteliu adresą, tada WordLink taip pat pakeis kitus puslapius. Jei aš noriu ieškoti žodžio, kuris jau yra susietas, tai man reikia pasirinkti Remove Existing Links ir spustelėti Go. Pažiūrėkime, kaip Multidict naudojamas priemonėje Klilsto. Aš einu atgal į Multidict Net meniu. Multidict Net meniu siūlo dvi Klilsto galimybės. Norint eiti į kalbų mokymosi pratimus Klilsto, spauskite mėlyną rodyklę rodančią į Students. Pirmasis žingsnis yra pasirinkti, kokią kalbą mokytis. Aš pasirenku English. Kai kuriuose interneto naršyklėse pasirinkus kalbą reikia paspausti mygtuką Submit. Dabar galiu matyti tik anglų kalbos pratimų sąrašą. Kiekvieno pratimo pavadinimo kairėje matau to pratimo kalbos sudėtingumo lygį, kuris svyruoja nuo A1 iki C2. A1 yra lengviausias lygis. Aš galiu pasirinkti kalbos lygį, kad man būtų lengviau rasti pratimus atitinkančius mano lygį. Aš tiesiog spaudžiu mygtukus, kad pamatyčiau, ką galima rasti įvairiuose lygiuose. Kitas stulpelis rodo, ar pratimas naudoja kitokias priemonės, pavyzdžiui, vaizdą ir garsą. Kaip ir duomenų bazėje, čia galima ieškoti ir rūšiuoti pratimų sąrašą. Jei aš spusteliu Media, sąrašas bus surūšiuotas pagal žiniasklaidos tipą naudojamą pratimuose. Jei aš ieškau konkretaus pratimo ar bandau rasti pratimus tam tikrai temai, aš galiu įvesti paieškos žodį skiltyje Title arba skiltyje Text and Summary. Tada spaudžiu Find. Taip pat galiu pridėti stulpelių, jei noriu gauti daugiau informacijos apie pratimus, pavyzdžiui, kas juos sukūrė arba kiek žodžių yra pratime. Galiu pašalinti stulpelį spausdama raudoną X. Arba galiu atkurti viską spustelėdama Clear All arba Restore. Pasirinkime pratimą pavadinimu Wiring a Typical British Plug vidutinio sunkumo. Dabar galiu įjungti vaizdo įrašą. Wiring a plug. Instructions. This is a typical British 13-amp plug. Spusteliu žodžius, kuriuos noriu rasti. Šis tekstas yra vaizdo įrašo pažodinė transkripcija. Multidict langelyje dešinėje matau savo paieškos rezultatus. Tokiu būdu vienu metu galiu ieškoti tik vieno žodžio, todėl jei noriu rasti žodžių junginius, pavyzdžiui, look for arba look after, aš turiu įvesti papildomų žodžių Multidict priemonėje. Kai kurie pratimai turi nuorodas į kitus puslapius ar pratimus. Šis pratimas susietas su exercises, taigi papildomai galiu atsisiųsti pratimų.